Stebuklingas tolumų medis. Enid Blyton. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Leidykla Garnelis. Knygą skaito Vasilijus Košic. Pirmoji knyga Užburtas miškas. 6 skyrius. Mėnulveidis ir šliuožynė. Vaikai įsikibo į viršutinės tolumų medžio šakas, o triušiai truputį žemiau. Vis dar buvo girdėti virš galvos besisukančios karuselinės muzika. Verčiau einam namo, pusbalsiu tarė Džo, man jau gana nuotykių. Tai paskubėkim, pasakė Betė ir pradėjo kebėriotis žemyn. Nulipti lengviau negu užlipti. Bet Franė labai pavargo. Ji įsikibo į šaką ir apsipylė ašaromis. Buvo pati mažiausia, ne tokia stipri kaip Džo ar Betė. Aš nukrysiu, sriubavo ji. Tikrai nukrysiu. Džo ir Betė persigandė sužiuvo viens į kitą. Negalima leisti jai nukrysti. Medis siaubingai aukštas. Franė, tu nors pamėgink, švelniai ėmė kalbinėti Džo. Turim pareiti namo gyvi ir sveiki. Bet Franė dar tvirčiau įsikibo į šaką ir ašaros jai byrėjo kaip pupos. Abu triušiai nusiminę žiūrėjo mergaitę. Vienas letenėlę suėmė jos ranką. Aš tau padėsiu, tarė jis. Bet Franė nenorėjo, kad jai padėtų. Ji visiškai nusivarė ir dabar visko bijojo. O žliumbė taip garsiai, kad 2 paukščiukai vos nenuskrido iš baimės. Kai jau atrodė, nebebuvo vilties įkalbinėti Franę, staiga kamene, kiek žemiau, atsidarė mažas durelės ir išlindo apvalus kaip mėnulis veidas. Ei, kas ten darosi, suriko mėnulveidis. Negaliu užmygti, jūs kelia tokią erzelinę. Franė nustojo verkti ir nustebusi sužiūro į mėnulveidį. Aš verkiu, nes bijau lipti žemėn, paaiškina ji. Atsiprašau, jei tave pažadinau. Mėnulveidis jai plačiai nusišypsoja. Tapsiuką turi, paklausė. Jis mėgo saldžius, tasius saldainius. Tasiuką, apstulbo visi. Kam tau tasiukas? Nagi, suvalgyti, paaiškina mėnulveidis. Jei duosit man tasiuką, galėsit nusileisti šliuožynę, apačioje atsidursit žaibiškai. Šliuožynė per visą tolumų medį, sušuko Džo, netikėdamas savo ausimis. Dieve mano, kam tai galėjo ateiti galvą? Man, plačiai nusišypsojo mėnulveidis, leidžiu visiems ją naudotis už tasiuką. Oi, šūktelėjo vaikai ir liūdnai pažvelgė vienas į kitą, nes tasiuko niekas neturėjo. Džo papurtė galvą. Tasiuko neturim, tarė jis. Aš turiu šokoladuką, truputį sumaigytą, bet skanu. Netiks, atkirto mėnulveidis, nemėgstu šokolado, o triušiai ir jie neturi tasiuko. Triušiai išvertė kišenes, turėjo visokiausių įdomybių, tik tasiuko ne. Nieko nebus, pareiškė mėnulveidis ir užtrinkė duris. Franė vėl ėmė raudoti. Džo nusileido prie durų ir trenkė jas kumščiu. Ei, mėnulveidė, sušuko jis. Jei leisi mums pasinaudoti šliuožynę, atnešiu tau naminių tasiukų, kai kitą kartą lipsiu į medį. Durys vėl atsidarė, pro jas išlindo besišypsantis mėnulveidis. Taip ir reikėjo sakyti, tarė jis. Eikit čion. Vienas po kito triušiai ir vaikai nusileido prie durelio ir įėjo vidun. Mėnulveidžio namelis buvo labai keistas. Vienas apskritas kambarys, o jo viduryje prasidėjo šliuožynė. Kaip įvijai laiptai vingiuojantį medžio kamienų žemyn.
aplink šliuožynę stovėjo lenkta lova, lenktas stalas ir 2 lenktos kėdės, pritaikytos prie medžio kamieno apskritimų. Vaikai nustebo ir būtų meiliai čia paviešėję, bet Mėnulveidis nustumė juos prie šliuožynės. Kiekvienam reikės pagalvėlės, tarė jis. Ei, triušė, čiupk viršutinę ir čiuožk. Vienas triušis paėmė oranžinę pagalvėlę, padėjo šliuožynės viršuje ir truputį būgštaudamas atsitūpė. Nagi, paskubėk, tarė Mėnulveidis. Nejau ruošėsi čia tūnoti visą naktį. Jis smarkiai pastumė triušį ir šis kaip žaibas nuskriejo šliuožynę. Net ausis suplevėsavo. Džo pamanė, tai smagu. Jis šliuožė antras. Išsirinko mėlyną pagalvėlę, pasidėjo šliuožynės viršuje ir atsispyręs nulėkė žemyn. Tik plaukai plakstėsi. Milžiniškame seno medžio kamiene šliuožynė buvo įtaisyta įvijai. Buvo tamsu ir tylu. Kelionė truko ilgai, nes tolumų medis buvo nepaprastai aukštas. Ir Džo labai patiko. Nusileidęs jis kojomis atlapojo dureles, šovė lauk ir šleptelėjo ant didelio žalių samano kupsto, tyčia pasodinta šioje vietovėje, kad būtų minkščiau nusileisti. Sėdėjo ir gaudė orą, bet greit atsistoja, nes bijojo, kad ant jo neužgriūtų Betė ir Franė. Paskui jį šliuožė Betė. Ji pasirinko storą rausvą pagalvėlę ir skriejo taip greitai, kad pritruko orą. Tada žalią pagalvėlę nusileido Franė, galiausiai antras triušis. Vienas po kito visi išvilpė pro mažas dureles, kurios iškart užsidarydavo, kai tik šliuožėjas atsidurdavo lauke. Bičiuliai sėdėjo ant žemės, čiopsojo ir juokėsi, nes skrieti žemyn ant pagalvėlės medžio kamienų buvo smagu. Pirmi pakilo triušiai. Mums laikas eiti, tarė jie. Buvo malonu su jumis susipažinti. Triušiai dingo artimiausioje oloje. Vaikai jiems pamojavo. Tada atsistojo Džo. Einam, pasakė. Seniai laikas namo. Dievas žino, kiek dabar valandų. O kaip šauniai mes leidomės tolumų medžių. Pašokusi tarė Betė. Ir kaip sparčiai. Ir man patiko, pritarė Franė. Mielai lipčiau į medį kasdien, jei galėčiau nusileisti šliuožynę. O ką daryti su pagalvėlėmis? Ta akimirka iš drevės kamiene išlinda voveraitė, apsitaisiusi senų megztinių. Prašom paduoti pagalvėlės, tarė ji. Vaikai jas surinko ir po vieną atidavė voveraitį. Kalbantis žvėreliai jų jau nebestebino. Jūs nešiojate pagalvėlės į medžio viršūnę Mėnulveidžiui? Nustebo Franė. Žinoma, ne, nusijuokė voveraitė. Mėnulveidis nuleisi virvę, o štai ir ji. Po šaką išnyro virvė. Voveraitė čiupo ją už galo ir tvirtai pririšo pagalvėlės. 3 kartus timptelėjo, virvė su pagalvėlėmis ėmė kilti. Puikiai mintis, tarė Džo. Ir visi patraukė namo, mąstydami apie keistus ir įdomius dalykus, kurie jiems nutiko šiandien. Vaikai peršoko griovį, nuskubėjo takučiu ir smuko pro vartelius sodo gale. Kai priėjo namo, iš nuovargio jautėsi kaip sudaužyti. Mama tebesikrapštė darže, tėtis dar nebuvo grįžęs. Betė beveik miegodama pašildė visiems pieną ir vaikai nusinešė stiklinės į lovas. Daugiau į tolumų medį nelipsiu, paskelbė Franė ir atsigulė. O aš lipsiu, pareiškė Džo. Neužmirškit, kad pažadėjom Mėnulveidžiui naminių tasiukų, užlipsim iki jo namo, atiduosim skolą ir vėl nusileisim šliuožynę. Į jokią šalį medžių viršūnę galėsim neeiti,
bet Betė su Franė jau miegojo. Netrukus užmygo ir Džo. Jis sapnavo keistą tolumų medį ir nepaprastus jo milžiniško kamieno gyventojus.